Daugelis puikiai pažįsta titnagą, juk tai Lietuvos nacionalinis akmuo. Ką reiškia žodis titnagas? Jis kilo iš dviejų žodžių – titis ir nagas. Kas tas titis? Simonas Daukantas rašė: Žemaitė, nešiodama ant rankų kūdikėlį, perkūnijai pasiskelbus, sako jam senų dienų įpročių: klausykis, titis skelbęs arba bočius griaučia. Taigi, titis yra tėtis arba tiesiog tėvas. Tai yra tičiu vadino Dievą, dangiškąjį tėvą, kuris savo nagu braukdavo per dangaus skliautą ir pažirdavo kibirkštis. O žmogus, radęs tičio nago nuolaužas, juo įskeldavo ugnį, taip pat kartodamas dievišką ugnies įkūrimo veiksmą. O jūsų namuose yra Lietuvos nacionalinis akmuo, tičio, tai yra Dievo nagas.